Iš tikrųjų, žemė buvo ir išliks kaip svarbiausias ar brangiausias žmonių turtas ir kiekviena valstybė turi savo teritoriją ir kiekvienas žmogus vienaip ar kitaip naudojasi tomis gerybėmis, kurios atsiranda būtent žemės dėka. Tai iš tikrųjų tos iniciatyvos, kad Lietuva neskubėtų parduoti užsieniečiam bet kokiom sąlygom žemės, manau, jos labai sveikintos ir reikalingos. Ir tai, kad šiandieną jau svarstomi saugiklių įstatymai, tai be tų žmonių, be tų parašų rinkimo vargu ar tas būtų įvykę. Ir aš tikiuosi, kad bus sutvarkyti klausimai, nebus laisva ir liberali rinka, bus rinka sureguliuota, kuri spręs ne tik tai tų žmonių klausimus, kurie pirks tą žemę, bet ir valstybės klausimus. Na, o tai, kad ypatingai žemdirbiams yra apmaudu ir skaudu, kad iš vienos pusės siūloma teisė įsigyti užsieniečiams žemę, žemės ūkio paskirties žemę, kada užsieniečių pajamos yra atskirų valstybių daug didesnės negu mūsų ūkininkų pajamos ir mūsų ūkininkai, žinoma, nebus konkurencingi, kai iš kitos pusės Europos įsipareigojimas iki 13 metų suvienodinti išmokas tame tarpe ir Lietuvoje, jis yra neįvykdytas, todėl mano galva negaliu su tuo taikstytis, kad iš vienos pusės su mumis gali Europa elgtis taip liktai nevykdami pareigojimų, iš kitos pusės reikalaudama, kad mes savo įsipareigojimus vykdyti. Todėl, jeigu bus išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu, sieksiu, kad pradžiai būtų suvienodintos ūkininkavimo sąlygos, kad mūsų žmonės būtų garantuoti dėl savo ateities, kad jie galėtų dalyvauti plačioj Europos rinkoje ir tokiu būdu užtikrindami savo vaikų gyvenimą ir lygiom sąlygom galėtų įsigyti žemę ir tokiu būdu nebūtų sudaroma kažkokios, sakykime, sąlygos, kad kažkokia valstybė turėdama kažkokiu tai metu laisvų pinigų nesuorganizuotų specialaus žemės nupirkimo, paskui apgyvendinimo atskirų, sakykime, žmonių ir paskui kažkokių tai negerų mūsų valstybės pasiekmių, netgi kalbant apie tai, kad galbūt kažkokią dalį valstybės prijunginėti prie kažkokios kitos teritorijos ar kažką panašaus. Manau, tai yra labai svarbus klausimas ir mes jį turim labai protingai ir su visa atsakomybė nagrinėti ir neskubėti priiminėti sprendimų.